Nepaslaptis, kad katės yra švaruolės ir jos prausiasi būtent laižydamos savo kailį. Tokiu būdu jos neretai praryja iškritusius plaukus, kurie keliaudami virškinamuoju traktu gali sudaryti tokius plaukų gumulėlius. Tie plaukų gumulėliai iš tiesų nėra kenksmingi katei, tačiau neretu atveju gali dirginti katės virškinimo sistemą, sukelti problemų tuštinantis ar netgi, kaip mūsų žiūrovas sako, katė gali juos išvemti. Tai su šia problema iš tiesų susiduria tiek trumpo, tiek ilgo kailio katės. Kaip to išvengti? Tai visų pirma, labai svarbu yra reguliarus katės šukavimas. Šukavimui rekomenduočiau rinktis adatinius arba šiurkščių šerių šepečius, nes žinoma, kuo daugiau plaukų iššukuosite, tuo mažiau jų katė praris. Na ir antras dalykas, tai žinoma, yra labai svarbu subalansuota mityba. Tai katėms, kurios susiduria su plaukų gumulėliais, rekomenduočiau rinktis lengvai virškinamus pašarus arba pašarus specialiai sukurtus ilgaplaukiams katėms. Tokie pašarai yra gausūs skaidulų, celiuliozės, taip pat cukrinių runkelių griežinėlių, kurie gali padėti užtikrinti gerą virškinamumą ir taip pat pasišalinti tiems plaukų gumuliukams virškinamuoju traktu. Ir antras dalykas, tai galite naudoti specialų pašaro papildą malt pastą. Tai tokios pastos yra sukurtos tam, kad padėtų pasišalinti būtent tiems plaukų gumuliukams virškinamuoju traktu. Šioje pastoje esantis maistiniai komponentai gali ne tik padėti tiems plaukams pasišalinti, tačiau ir užtikrinti gerą žarnyno mikroflorą bei virškinamojo trakto praeinamumą. Tai kuo ši pasta yra itin patogi, tai tuo, kad ją galite duoti tiesiai iš tubelės katei nulaižyti arba galite ją užpilti ant įprastai naudojamo pašaro.